Sveiki visi. Valentino diena yra ypatinga ir reikšminga šventė. Todėl aš, šio projekto organizatorius, nusprendžiau suorganizuoti pasimatymą dviejoms meilės ištroškusioms sieloms. Ar jiems pavyks suartėti? O gal viskas pasibaigs aistringų bučiniu? Sužinosime projekto pabaigoje. O dabar eime susipažinti su dalyviais. Lukas. Vyras iš didžiosios raidės. 41 metų jaunuolis didžiąją dienos dalį praleidžia su mama. Gyvenime siekia išsilaikyti furiso teisės. Save vadina verslininku, bet verslo neturi. Gauna iš valstybės pašalpą. Visus gyvenimo metus slepia savo sveikatos pasą. Ieško merginos, modelio. Mėgsta fotografuoti paukštelius, būti gamtoje. Save vadina legenda. Eva. Savarankiška, jauna, graži, vieniša 2 vaikų mama. Po išsiskyrimo su vyru prarado tikėjimą meilę, tačiau dabar po daug metų pasiryžusi grįžti į meilę sūkurį ir patirti kažką naujo. What the fuck? Kas čia? Maksimos aromato čekį. Nu jo, širdelę dar sumastė padaryti. Ką iš čia chatą padėk noriu. Ok, tai tikrai nesitikėjau. Labai miela šiaip iš vienos pusės, bet ir to pačiu neįprasta. Ir galiu pasakyti, man tikrai yra baisu, kas toliau gali čia laukti. O, tu turbūt Lukas būsi. Va, su mama padarėm sumuštinukus ir va, tarhūnas bus ir va, mama mane aprengė, kad tau va, patikčiau. Nu, fainiai, gražiai. Kas čia per sapnas? Aš nesuprantu, čia grynas košmaras, kas čia vyksta. Mama jį aprengė, jam virš 40 metų, aš nesuprantu, tarhūnas, kas čia per sumuštiniai. Nu, čia, žinokit, virš visko. Labai graži mergina, patiko, modelis, vyšnia, tikrai nesitikėjau tokio grožio, kad bus. Nu, norėčiau su gal vieną dieną auginti vaiką, nu, gal šuniuką, tikrai wow. Gerai, va. Aš manau, kad mes tinkam vienas kitam. Taigi mes ką tik susitikom, kodėl tu čia taip manai? Aš rašiau į Loftesterį mūsų vardus, Lukas, Eva, parodys 90%. Taigi tu žinai, kad ten netiesas rašo, tai gal tu ir zodijakų susižiūrėjai? Aš turiu staigmeną, tavo ateisi į kambarį, gerai? Nu, tikėjaus didesnio. Žodžiu, žiauriai karštą daros, gal einam pasivaikščiot geriau. Nu, mačiau, jai labai patiko, vienu momentu net užraudo. Tikrai reiškia, jai labai patiko. Nu, labai didžiojo savo drąsa, kad išdrįsau, ir mamos patarimais. O ką jinai turėjo omeny, kad didesnis, tai nesupratau. Kaip matome, Lukas su savo staigmenėlė Evos nesužavėjo, tačiau jų nuotykiai tęsiasi. Pažiūrėkime, ką toliau savo damai yra paruošęs jaunuolis. O, kas gražios gėlės. O jo, realiai gražios gėlės. Nori? Noriu. Einam, nupirksim. Nu, labai gražus gestas, labai smagu, kad pasisiūlė tas gėlytės nupirkt, bet... Labą dieną. Labą dieną. Po kiek gėsius gėlytės? Po 2,5. 2,5. O gal už eurą išeitų kažkaip? Neišeitų, žinok. Neišeitų. Na, tada aš pati sumokėsiu. Tai tada 3 mums duokit gėlytės, gerai? Celofankį mūsų, suvyniokit. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Žinai, Eva, aš žinau, kad mūsų pasimatymas jau į pabaigą ir aš norėjau pasakyti, kad susipažinęs su tavim dar labiau tave įsimylėjau. Žinai,
Aš ne tik sukūriau mums Facebooką mūsų kartu, Lukas ir Eva. Ten kaberis padarytas. Aš pasikeičiau relationship statusą Facebook'e. Ir dažnai klausiau mamos nuoširdžiai. Jis sakė, priimtų 9 žmogų į 2 kambarių butą. 9? Nu gal taip skamba, bet pagalvok, mes mažiau komunalinių mokėsim, mes gyvensim kartu, kursim ateitį, šeimą, ką manai. Nu, Lukai, labai man patiko šitą tavo idėją. Ir tiek su Facebooku, tiek su tavo mamos gyvenimu, žinok, aš taip džiaugiuosi, aš tokia laiminga. Bet aš žinok, turiu vieną labai fainą idėją. Galim pažaisti slėpynių. Slėpynių galim, Taip. jo, galim. Žiūrėk, tu skaičiuok iki 1000, aš pasislėpsiu ir kai tu mane surasi, mes galėsim pasibučiuoti, gerai? Gerai. Skaičiuok. Jau pradėt, jo? Jo, galėjau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Žinot, šitam mamičiukui iš viso su moterim nereikia būti. Kas čia per nesąmonės, koks Facebookas. Ta prasme, mama valdo visiškai jo gyvenimą, aš nesuprantu, kas čia iš viso įvyko. Už gėlės man netgi pačiai reikėjo susimokėti, pamiršau iš visies pasimt. Žodžiu, aš nežinau, aš grįžtu pas savo vyrą. Ačiū projekto visiems čia nariam, kurie man pasiūlė šitą dalyką, bet aš žinokit nebegaliu, mano vyras bent jau lemputę sugebėdavo pakeisti, kartais užvažiuodavo, bet vis tiek grįžtu aš pas jį, ta prasme, ačiū jums labai nuoširdžiai už viską, bet aš nebegaliu taip. Sėkmės jam. 9, 1000 einu ieškoti. Žinokit, jau viskas, projektas baigtas, galit jau nebeieškoti jos. Tuo prasme baigtas, kodėl? Nu, jinai išėjo pas savo vyrą, žinokit. Kaip jaučiatės, Lukai? Nu, Lukai, tai papasakokit, kas įvyko, kaip jaučiatės? Nu kaip, gyvenimas vyko. Meilė toks dalykas, tai ateina, tai išeina, tai ten. Nepasisekė, bet bent jau gėlės turiu. Šiaip aišku, gaila biškį, nes komunalinių dabar daugiau reiks mokėti, žinot, 9 žmogus būtų padėjęs mums tikrai. Iš esmės kaip, nu, tikslas taip kaip ir tas pats, iki 50 surasti meilę, gyvenimo modelį. Jo, tai jeigu nepavyks iki 50, bent jau turiu mamą. Tai mama sakė rūpintis, kad ir kas man nutiktų, kad ir su sauskelėm būsiu. Tai vis tiek išeina laimingas. Gerai, Lukai, tai ačiū jums už projektą, kad dalyvavot. Tai va, nu, aha, iki. Nu, aš sakysiu. Ėdu. Tai tu ką, senis, nesikišk pilno. Tu ką, žinai... Aš tu pilno Dabar tu vėl pradėsi. Tu ramybę, tu vieną kasnį. Ne, jie čia kauji, ble. Gerai, davai. Filmuoji, ne? Filmuoju, visą laiką. Jaku susižiūrėjai? Ką dabar? Staigmeną turi. Ai. Gal išspiauk į delną ir... Ui, prašau, nu bent nedarykit. Lasted Kaip skonis. Gal dabar paskaitinu.